susirinkę kartu pasidžiaugime bundančiu pavasariu ir pasidžiaugime kartu Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena kovo 11-ąją. Ta proga pas mus šiandien svečiuojasi garbingi svečiai. Į sceną norėčiau pakviesti Pasvalio rajono savivaldybės merą Gintautą Gegužinską. Šiandien tokia nuostabi diena. Einant Pasvalio gatvėmis, matant plazdančias trispalves, girdint himną. Iš tikrųjų pagalvoji, jeigu prieš 24 metus būtų buvę kitaip, ar šiandien mes būtume tokie, kokie esame. Aišku, mes galime kalbėti apie sunkumus, galime kalbėti apie bėdas, bet šiandien čia, šitoje salėje, matydamas tuos, kurie gyveno anoj nepriklausomai Lietuvoje iki 40-ųjų metų, matydamas tuos, kurie ištvėrė Sibirą, matydamas tuos, kurie kovojo miškuose, matydamas tuos, kurie kėlė trispalves, jau atkuriant šią nepriklausomą Lietuvą, iš tikrųjų galiu didžiuotis visais ir džiaugtis ir Lietuvą, ir laisvę. Jūs turbūt žinote, kad netrukus, neseniai buvo paleistas ir dabar skrieja orbitoje palydovas. Lietuviai rinko tuos 3 žodžius, kurie geriausiai atspindėtų mūsų kraštą. Ir daugiausia balsų gavo žodžiai Lietuva, meilė, laisvė. Lietuva myli laisvę. Iš tikrųjų, turbūt šitie žodžiai atspindi viską, kas yra mūsų širdise. Sveikindamas jūs visus su švente ir čia scenoje stovinčius ir salėje esančius, noriu palinkėti, kad kiekvieną širdyje išsaugotume Lietuvą. Jeigu reikės, kovotume už ją, kad mylėtume Lietuvą. Lietuva myli laisvę. Su švente visus. Gerbėmieji, neseniai posėdžiavo rajono savivaldybės taryba ir buvo priimtas sprendimas apdovanoti savivaldybės tarybos padėkos raštu už ilgametį ir profesionalų darbą, teigiamą bibliotekos įvaizdžio formavimą, įdomias iniciatyvas kuriant informacinę visuomenę, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoją Zitą Baltrušiūnienę. Ir šiandien aš džiaugiuosi galėdamas šį padėkos raštą suteikti. Sujaudinta tokios garbės ir nuoširdžiai dėkinga. Šiandien su džiaugsmu galiu pasakyti, kad likimas man buvo labai palankus. Juk ne kiekvienam lemta gyventi tarp knygų, raštijos paminklų, kultūros paveldo, žinių pasaulio. O svarbiausia, būti tarpininku, tarp knygos ir žmogaus. Nelengvas tai darbas. Tačiau, kai pamatai žmogų palinkusi prie knygos, su šypsena į renginius besirenkančius pasvaliečius, žinių beieškančius jaunus žmonės, supranti, kad tu privalai atkakliai būti kultūros procese. Sveikinu visus su kovo 11-ąją mūsų švente, atvėrusią kultūrai tikruosius kelius. Ačiū visiems nuoširdžiai. Šiandien, kai yra tokie nerimu stebime įvykius Ukrainoje, mes
daug labiau suprantame, kokios yra svarbios ir brangios tokios datos kaip kovo 11, vasario 16, sausio 13. Jos šitos datos dar labiau suvienyje mūsų tautą, skatina mums būti budriem ir visada pasiruošusiem ginti mūsų šalies nepriklausomybę. O šiaip tai mano šiandien pagrindinė misija buvo, tai yra apdovanoti nominantus, kurie dalyvavo fotografijų konkurse Augu kartu su Lietuva. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partija organizavo šį konkursą ir tikrai mums noriu pasidžiaugti ir visiems padėkoti, kad net 50 jaunųjų fotografų atsiuntė savo nuotraukas. Gavome virš 300 nuotraukų. Dalį čia nugalėtojų nuotraukos yra, jūs matote dabar, o daugiau kitų nuotraukų, pačias geriausias atrinktas matysite vėliau. Ir komisijai buvo labai sunku atrinkti pačias geriausias nuotraukas. Tikrai daug buvo darbo. Ir buvo pradžioje numatytos 4 nominacijos, tai yra mano šeima, mano mokykla, mano miestas, mano kaimas. Ir po to dar mes įsteigėme dar papildomą nominaciją, tai už patriotinės nuotaikas. Taigi aš gal ir nedelsdamas dabar norėčiau apdovanoti nominantus ir galiu pasakyti dar ir kokie prizai jų laukia. Tai nominantam mes įsteigėme jiem USB atmintinės, jeigu įdomu, kam 8 GB, ir žurnalo leidinio Nacionalinė geografija prenumeratą. Ir mes tikimės, kad jaunieji fotografai, pasižiūrėję šio žurnalo profesionalų darytas nuotraukas, jie galbūt perims dalį jo šitų fotografų patirtį ir galbūt iš mėgėjų fotografų taps profesionalais fotografais. Jūratei Rumpiniai fotografijų konkurse Augu kartu su Lietuva nominacijos Mano šeima laimėtoja. Kviečiame Jūratę Rumpinę. Vietoj gėlių mes įteiksime vėliavėlės. Gerai, man atrodo, kad šiandien labai simboliškai bus labai gražu. Norime pasveikinti, padėkoti ir įteikti prizą nominacijos Mano miestas laimėtoja Vygantą Bajorūną. Nominaciją Mano kaimas laimėjo Iveta Janušauskaitė. Kviečiame atsiimti. Ir kaip sakiau, yra papildoma buvo nominacija už patriotinę nuotaiką ir čia laimėtoja yra Renata Nevolytė. O kaip tik jos nuotraukas dabar rodo iš vasario 16-osios. Ir taip pat dabar padėkos raštus ir saldainiais norime padėkoti mokyklų jauniesiam fotografams, kurie gausiausiai dalyvavo šiam konkurse. Dabar noriu pakviesti Pasvalio Vileišio gimnazijos jaunuosius fotografus už aktyvų dalyvavimą konkurse Augu su Lietuva. Ateikit kas nors iš Vileišio mokyklos. Kviečiame padėkos atsiimti Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos jaunuosius fotografus. Labai gausiai dalyvavo Balakėlių mokyklos jaunieji fotografai, jeigu yra kas ateikti čia. Kviečiame.
Galbūt yra iš Vaškų vidurinės mokyklos jaunieji fotografai, norėtume pakviesti atsiimti padėkos prizą. Bent atstovai yra iš mokyklos gal. Aš suprantu, galbūt ir Vaškuose vyksta kokie renginiai, galbūt ir negalėjo dalyvauti. Ateina. Galbūt yra iš Pumpėnų vidurinės, kas nors ar atstovų, ar jaunųjų fotografų atvykusių, labai norėtume. O yra mokytojas Ticėnas, kuris perduos savo mašinę. Norime padėkoti Grūžių globos namų jauniesiam fotografam. Galbūt yra iš Grūžių kas nors, arba atstovai. Užimtumo grupės jauniesiams fotografams už glaustų dalyvavimo konkurse Augau kartu su Lietuva. Su tavim šakomis, šaknimis mes augom, mes kovosim drauge ir laimėsim kartu. Kojom žemė nebeta, tik sukas lengvos skaudžios rykštės. Tu nusilenki Lietuvą, arkliams pasprodius išvykstantiems. Aš nežinau, kaip tau gyvent šitam krašte, kur šaltas aušras, kur nukerpa karčius arkliams ir išveda per tuščią lauką. Aš nežinau, kaip tau gyvent šitam krašte, kur šaltas aušras, kur nukerpa karčius arkliams ir išveda per tuščią lauką. Šitam krašte, kur šaltas aušras, kur nukerpa karčius arkliams ir išveda per tuščią lauką. Aš nežinau, kaip tau gyvent šitam krašte, kur šaltas aušras,
kur nukerpa karčius arkliams ir išveda per tuščią lauką. Liūdnas kaip kareivio šuo, tavo rankos žvyro pilnos, mala sniegą debesų, verkia rauda mano girnos, aš sningu tau ant pečių. Aš atgulsiu, tu pareisi, bus raudoni vakarai, priešas trauksis, viskas keisis, mano Lietuva bedalė. Dingo broliai
tiem ugnim ir lietais. Pro didmiesčio gausmą. Durio kaukių orų akies veidais. Alsuoti be skausmo. Alsuoti kas naktį tyliau ar smagiau. Šalčiau